Sveiki draugai, mes turim tikslą per 10 dienų aplankyti 30 Lietuvos vandenlenčių parkų. Taisyklės labai paprastas – aplankyti 3 parkus per dieną, kiekviename iš jų praplaukti ir tiesiog gerai praleisti laiką. Vakar epizode aplankėm Tytuvėnų vandenlenčių parką. Na, šį epizodą pradedam kelyje, nes mes jau keliaujam į sekantį parką. Tai nieko nelaukiam ir važiuojam kartu. Važiuojam? Aš tikiu, kad dabar jau gerės orai ir situacija bendrai kelionės gerės. Bet pastarusios dienos tiek lietaus tikrai labai daug atima tiek jėgų, tiek emociškai išsunkiai, bet aš manau, kad dabar situacija gerės, orai gerės ir bus tikrai dar smagiau negu buvo prieš tai. Mes jau visą savaitę keliaujam po Lietuvą su Volkswagen ID.Buzz automobiliu, kuri mums suteikia AutoJuta. Kokia tavo nuomonė po savaitės kelionės jame? Kadangi orai mūsų nedžiugina, tai automobilis tai tikrai džiugina. Bent jau čia jautiesi šiltai ir patogiai, nes visa kelionė truputėlį kitokia negu buvo tikėtasi. Tai tikrai smagu, kad bent jau čia jaučiamės patogiai. Aš neįsivaizduoju, kaip tokiais orais būtų reikia keliauti su mūsų turim asmeniniais automobiliais, nes yra daug mažesni ir čia iš tiesų yra labai patogu, nes paplaukus gali tiesiog išsikloti visą savo įrangą. Nereikia žaisti tetrą kiekvieną kartą norint supakuoti ar išimti įrangą. Tai ačiū AutoJuta. O šnekant apie parką, į kurį mes dabar važiuojam, tai sekantis parkas, jau 22 parkas mūsų sąraše yra Foxwake parkas. Jis yra įsikūręs Kairiuose, tai yra visiškai prie pat Šiaulių. Foxwake parkas mūsų sąraše kaip lankytinas jau yra 6 metus nuo mūsų kelionės prieš 6 metus. Jau tada mes jį norėjom aplankyti, bet nesigavo dėl laiko stokos. Ir labai įdomu bus pamatyti, kaip vis dėlto, ką mes prieš 6 metus praradom ir ką mes rasim dabar tenais. Tai važiuojam į Foxwake parką ir parodysim jums, kaip jisai atrodo. Pakankamai ankstyvas rytas, kaip nusiteikusi rytiniai mankštai. Kol kas labai didelio noro nėra plaukti, nes šalta. Bet pažiūrėsim, kaip apsirengsim. Aš manau, kad apsirengus ir praplaukus jau tikrai nuotaika atsiras. Dar būtinai noriu paminėti tai, jog Fox parkas priėmė mus anksčiau. Jie atsidaro tik tai nuo pietų, bet jie sutiko atsidaryti 10 ryto vien tik tam, kad mes galėtumėm įgyvendinti savo planą ir spėtumėm aplankyti 3 parkus per dieną. Tai labai ačiū Fox parkui, kad suteikė galimybę anksčiau praplaukti. If I were you, I would have gone too. If my life was such a mess, I wouldn't be you. Foxwake parkas, kuris šalia Šiaulių. Ankstyvas rytas. Laikas rytiniai mankštai. Taip pat parkas, kaip ir sakiau, įsikūręs šalia Šiaulių, turi 2 kikerius ir 2 bombus. Tai įdomus etapas. Nežinau, kiek esu nusiteikęs
šį rytą šokinėt, bet pažiūrėsim. Greitai. Kaip vanduo? Šiltesnis negu tikiausia. O, geras apšilimas. If I were you, I would have gone too. If my life was such a mess, I wouldn't be you. But I woke up to yet another morning. Out of the blue, you went and I was left behind. I know you found your peace of mind. Tai 8 diena, 22 parkas Dan ir rytui suteikė labai daug geros energijos. Tikrai, taip gerai praleidom laiką, kad net nesinorėjo išvažiuoti. Gaila, kad tiesiog turėjom išvažiuoti, nes reikia dar 2 parkus aplankyti. Bet parke man labai patiko. Patiko ir pats parkas, ir kavinė, ir dar net ir burgerius suvalgėm, pavaišinamus burgeriais. Labai buvo skanus ir po plaukimo labai gerai. Ja, ir rytinė mankšta, ir pusryčiai sotus ir energingi buvo. Ir pats parkas mane nustebino, nes stovi 2 kikeriai, 2 bampai, bet ir iš įpročio labai buvo, kad plauki, pravažiuoja figūras ir iš įpročio jau nori pradėti pjauti posūkį ir tu supranti, bet ten dar yra tiek pat atstumo iki posūkio. Tai labai ilga sistema ir bendrai lyginant, jinai yra tikrai ilgesnė negu vidutinio ilgio dauguma parkų Lietuvoje. Tai ir ta terasa, sėdi po medžiais, visa ta aplinka. Ir savininkai, jie mane labai žavi, per šią kelionę mes labai daug sutikom parkų savininkų, nes jie yra pirmais metais, jie pirmi metai, kaip įsigijo parką. Ir vėl ta istorija, kad perėmėm parką, nes patiko plaukti ir dabar bando išsiaiškinti, tai perkeltinė prasme, išsiaiškinti, ką daryti su parku. Tai tas labai žavi ir tas jauti tą užsidegimą iš pačių savininkų, tą norą pritraukti žmonių, norą, kad tai būtų traukos centras bendruomenės, nes parkas yra įsikūręs Kairiuose ir sakė, kad tai yra jau bendruomenės traukos centras Kairių. Ir iš Šiaulių irgi žmonės atvažiuoja plaukti, užsuka į kavinę, tai labai pozityviai nuteikia, nes nėra kas slėpti. Mes jau tikrai jaučiam nuovargį tiek fiziškai, tiek emociškai, po tokia kelionė 8 diena keliaujam. Tai kiekvienas apsilankimas parke vis prideda tos energijos, prideda noro tęsti toliau, nes tu pamatai, kokių fainų parkų yra, kokių fainų žmonių yra tose parkuose. Tai ir turint omeny, kad jie dar atsidarė anksčiau savo darbo laiko tam, kad mes galėtumėm iš ryto praplaukti, kad spėtumėm savo planą įgyvendinti. Tai tik tai dar kartą ačiū Fox Wake Parkui, nes tikrai labai pakelia nuotaiką ir energiją. Ir dabar jau galim važiuoti į kitą parką, kupini energijos. Tai ačiū, kad žiūrėjot, prenumeruojat kanalą, nes jau 22 video išėjo. Rytoj pasirodys 23. Tai ačiū, kad žiūrit ir susitiksim kitam parke. Iki.